į tą patį pačiam, kam reikia. Tačiau dar kartą pabrėžiu, pažymų neturi reikalauti jokia institucija. Tai yra jos dabar teikiant elektroninės paslaugos, būtent jos visos yra surenkimos kaip duomenys iš įvairių sistemų registrų. Tai yra jūs užsakot, o institucija jau mato, kad ta pažyma yra. Kad praktiškai čia labai priklauso, kam tos pažymos reikia. Klastingoji bibliotekininkė Julijana klausė, Kęstuti. ePaslaugos.lt apriepia labai daug paslaugų ir funkcijų. Ar ši sistema turi trūkumų? Labai šias klastingas klausimas. Nenoriu pasakyti, kad nieko be trūkumų nėra. Bet labai svarbu, aš jau kaip minėjau, gal grįžtamą ryšį. Gal grįžtamą ryšį iš naudotojų. Kad tik tai iš tikrųjų padės eliminuoti, pašalinti tuos trūkumus, kurie tikrai patys svarbiausia. Nes kai kada patys sistemų kūrėjai tos trūkumus mato, vidinius tam tikrus, jie nebūna tokie, kaip sakyti, ryškiai kenkiantys vartotojų, tai daugiau galbūt yra kokybės tam tikro spartos darbo pastiprinimo, bet mums labai svarbu eliminuoti visas tuos trūkumus, kurie būtent vartotojų sukelia nepatogumus. Dėl to dar kartą kviečiu tikrai teikti visiems pasiūlymus, pastebėjimus, labai reaguoti aktyviai, tai tikrai padės pagerinti kokybę. Klastingoji bibliotekininkė Julijana parašys po laidos jums laišką su savo surastais sistemos trūkumais. Auksuolė iš Molėtų klausia. Vis dar apie ePaslaugos.lt mes šnekame. Kodėl ten nėra galimybės demonstruoti, kaip reikia pildyti pažymas? Mokant gyventojus tai labai svarbu. Klausimas toks. Čia įdomus siūlymas. Šiaip reiškia, be abejo, čia reikėtų vėlgi konkretizuoti atvejį. Kartais tikrai tikslinga kur tokius kaip ir pavyzdinius vadinamus vedlius, kuomet yra gana sudėtingi užpildymai. Tačiau tai visiškai nebūtina, kada labai paprasti yra užpildymai, labai paprasti pateikiami įrašai, tai tuomet kaip ir to nėra būtina. Čia vėlgi labai reiktų konkretų atveju. Tačiau bet visą laiką kūrėjas ar tos paslaugos kūrėjas tikrai tą kreipia dėmesio ir turi kreipdėmesį, kokio sudėtingumo yra užpildymas pačios paslaugos įgyvendinimo reikalingų formų. Ir aš, kiek žinau, dėl asmens dokumentų ar kitų yra panašus vedliai parengti ir mokesčių inspekcijos yra, kurie padeda tokiu atveju padaryti labiau draugišką tą interfeisą. Bet tai sakau, tai konkretus atvejo klausimas. Ir jeigu tikrai matot, kaip paslaugos naudotojas, kad gana sudėtinga jums ir tai tikrai sudėtinga, galite siūlyti tokį siūlymą, teikti, kad labai padėtų tokio vedlio parengimas. Puiku. Manau, kad bus reaguojama. Ačiū visiems bibliotekininkams už klausimus ir ačiū be jokios abejonės Kęstučiui Andrijauskui, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos, informacinių išteklių skyriaus vedėjui. Ačiū, Kęstuti. Ačiū. Linkiu jums sėkmės, tvarkant ePaslaugas ir kad jų veiktų kuo daugiau ir kad jos veiktų kuo geriau. Dėkoju. Iki. Laukiate kompiuterio. Kažkas iš jūsų laukia kompiuterio. Bet prieš tai noriu jums priminti, kad Akademija yra laidų ciklas, 3 laidų ciklas. Pirmoji laida jau baigėsi, antroji laida jūsų laukia spalio 18 dieną. Joje bus kalbama apie e-paveldo, sodros ir e-demokratijos paslaugas jau detaliau. Trečioji laida spalio 25 dieną, joje kalbėsime apie e-policiją, vairuotojų pažymėjimo, išdavimo ir keitimo paslaugas bei e-deklaravimą. Taigi, dar vienas dalykas jums yra tokia knygutė. Šią knygutę jūs jau turėtumėte gauti, turėti savo bibliotekose arba gausite šiandien, rytoj. E-paslaugos patogesniam gyvenimui. Praktiškai detali instrukcija, kaip naudotis kiekviena iš mūsų minėtų e-paslaugų. Susipažinkite patys ir rodykite jūsų lankytojams. Viskas. Laidos kulminacija, malonioji dalis. Metas atsisveikinti su mano bičiuliu. Aš jį pasidėsiu štai čia. Toj vietoj, kur buvo Kęstutis. Kadangi mes esame elektroninėje erdvėje, tai viską darysime viešai ir ypatingai skaidriai. Vyko konkursas. Jau žinau, kad konkurse dalyvavo 320 bibliotekininkų iš visos Lietuvos.
Burtų keliu norėčiau išrinkti vieną laimingai, kuriam ir dovanosime kompiuterį Toshiba. Tam aš noriu panaudoti svetainę random.org. Ar galima būtų ją pamatyti ekrane? Taip. Taigi, suvedu skaičius. Skaičių intervalą nuo 1 iki 320 ir sistema sugeneruos visiškai atsitiktinį numerį. Generate. 254. Taigi, ieškau 254 atsakymo. Delnai prakaituoja jūsų. Turėtų. Keliaujame aukštyn. Artėja. 254. Audrius Vizgirda. Štai tas žmogus, kuris parašė teisingai, jog portalas, kuriame galima rasti visas elektroninės valdžios paslaugas, yra e-paslaugos.lt. Audriau, spaudžiu dešinę, spaudžiu kairę ir dovanojame tau kompiuterį. Toshiba, 15 colių, nešiojamas, prabangus daiktas, džiaukis, spausdink, žaisk, naršyk. Puiku. Su konkursu tiek. O aš norėčiau jums padėkoti, kad žiūrėjote pirmąją e-akademijos laidą, kitos 2 spalio 18 ir 25 dieną. Aš esu Ernestas Janušas. Iki.